Sveiki. Šiandien parodysime, kaip atitaisyti galimas klaidas tarp pirminių dokumentų ir sandėlio lentelės. Kadangi ryšys pirminių dokumentų su sandėliu yra programiškai suprogramuotas, netiesioginis, tai vedant pirminius dokumentus ne visada teisingai atsispindi tie duomenys sandėlio lentelėje dėl įvairių priežasčių. Gali būti dėl ryšių klaidos, dėl kažkokios kitos programos nenumatytos klaidos. Patikrinti sandėlį rekomenduojama į savaitę kartą, o jeigu viskas ten gerai, klaidų nepasitaiko, tai pakanka vieną kartą į mėnesį po skaičių tikrinimų. Tai parodysim, kaip patikrinti tais minėtas klaidas, ar jų yra, ar jų nėra. Prisijungiam. Ta tikrinimą gali atlikti aukštesnio lygio vadovas arba ten vyrbuhalteris. Tai prisijungiam pirmiausia. Nueinam į ataskaitos prekinis. Pirmiausia pasižiūrim klaidų, ar nesusikaupia kažkokių kitokių klaidų. Čia klaidos tekstas vartotojui jis neparodytas, čia yra informacinio pobūdžio klaidos programuotojai. Čia tai padariau, kad sakykime, permetant kvitą į sąskaitą, tos sąskaitos, čia grinai toksai informacijų pobūdžių klaidos, jūs iš tikrųjų nėra klaidos. Taip, o tikrosios klaidos patikrinamos, reikia atidaryti prekinę materialinę ataskaitą, užsidėti laikotarpį, sakykime, vasario mėnesį, vasaris, ir perkelti į abu laukus ir dabar paspaudžiam kiekių kontrolį. Tiesa, dar reikia įsimportuojam visus prekių tipus, pasižymim juos ir paspaudžiam kiekių kontrolį. Taip, čia matome, mus domina konkretus laikotarpis, yra suprogramuota laikotarpio ataskaitos. Tai va, pirmas skaičius yra sąskaitoje, čia sandėlyje kiekių ataskaita, matom skirtumas 0, nuostolių, kol kas antrą mėnesį dar netvarkyti, tai jų nėra, tai 0 irgi yra. Ir matom, kad yra skirtumas pardavimo sąskaitose, skirtumas 24. Reiškia, 24 vienetai kažkur tai sandėlyje nepatekia. Kad mes matytume, tai turim pasidaryti lentelinį vaizdą šios formos ir pasirūšiuoti pardavimo skirtumai nuo laikų. Tai pasirūšiuojam, tada central žemyn, pati apatinė eilutė bus, matom, 24, kodas yra 1824 ir antrą mėnesį sąskaitose parduota pirminis dokumentas 24, sandėlyje matom nepatekę. Tai tokiu atveju yra numatyta suprogramuota forma, kurioje mes galim atitaisyti šitą klaidą. Tada atitaisimas rankiškai paspaudžiam, įvedam kodą 1824, paspaudžiam Enter. Ir čia yra pilna informacija. Kadangi forma yra taisymas, ji yra paleista tuo kodu, tai taip suprogramuota, kad esant šitai formai galima taisyti visus duomenys, tiek pardavimų, tiek pirkimų, tiek sandėlių. Dabar mus domina konkretus skaičius 24, kad neįtraukta į sandėlį. Tai pasižiūrim, šitoje vietoje yra operacijų skaičius, čia yra skaičius, rodo dabartinį likutį, ir čia yra likutis sandėlyje. Matom, kad trūksta 24 likutis sandėlyje. Neįtraukta 24, todėl jisai daugiau yra. Taip. Ir dabar žiūrim, kas čia atsitikę. Matom, kad yra 24 vienetai. Parduota vasario 6 dieną. Sąskaita. Atrodo, kad
čia yra, o šitoj sandėlio lentelėje čia yra surūšiuota pagal pirkimo datą. Matom, kad tos eilutės, kad tos skaičiaus nėra parduota. Pasirūšiuojam pardavimo datą, pasižiūrim, mums reikia, kad čia būtų vasario mėnesį, mes tik tada galim koreguoti vasario mėnesį, mes negalim už praeitus laikotarpius koreguoti šitų skaičių. Nors ir likučio yra, atrodo, galėtume, bet kad neiškraipytum pirmo mėnesio. Taip, pasirūšiuojam. Matom, kad nėra vasario mėnesio iš vis pardavimų. Reiškia, reikės mums padaryti tokius veiksmus, kaip ir programa daro. Tai yra užfiksuoti ir palikti pirmo mėnesio kiekius ir padaryti naują eilutę sumažinus pirkimą. Reiškia, mums reikės padaryti naują eilutę. Šičia pirkta turi būti 108, o kitas skirtumas turės būti naujoje eilutėje. Tada pirkimai bus neiškraipomi, pardavimai neiškraipomi ir bus šitą eilutę atspindėta. Jeigu mes norim daryti naują eilutę, tai pirmiausia pasirūšiuojam pirkimų datą ir tada central žemyn nueinam į apačią. Tai va šitoje vietoje darysim naują eilutę. Bet reikia dar atkreipti dėmesį, kad rašant naują eilutę, mūsų atveju bus svarbiausia užregistruoti, kad užregistruoti sandėlį naują eilutę, reikia tam tikrus indeksus surašyti. Tai yra prekės auto ID, sąskaitos auto ID ir klientų auto ID. Tai va šitie raktai pagrindiniai turi būti surašyti būtinai, o paskui papildysim skaičius. Taip, sakykim, darysim va iš šitos eilutės mes. Kadangi likutis yra, mes darysim iš šitos eilutės. Tada pasidarome, kad būtų tie minėti indeksai. Jie yra paslėptame stulpelyje. Taip, pasižymim. Ir rašom. Čia yra prekės indeksas, rašom 819. Svarbiausia, surašom tos indeksus. Sąskaitos numeris, šitą surašom, 31333. Datą pirkimo būtinai. Rašom sutrumpintų formatu. Tai bus 24.09.19. Tai dabar pirkta buvo 1142, kaip sakiau, mes jį turim užfiksuoti. 1142 atimam 108. Tai šitoje vietoje 1034 parašom. Kainą tą pačią parašom. Ten paskui kiekį pataisysime, taip. Dabar einam į kliento indeksą. 40 padarašom. Ir dabar galim jau pabandyti į viršų eiti. O, nuvėjom į viršų, viskas gerai. Tai dabar pagal tą sąskaitą, dabar nukopijuojam sąskaitą, Ctrl C, Ctrl V. Kiekį šitoj vietoj parašom 108. Sumoje su 1034 gausim tas, kur buvo kiekis, kainą irgi šitą nukopijuojam. Dabar pardavimų sąskaitą nukopijuojam nuo šitos. Datą rašom sutrumpintų formatu 25.02.06. Parduota 24 vienetai. Pardavimų kaina yra šita va, pardavimų kaina be PVM. Irgi nukopijuojam. Taip, atrodo viską nukopijavom, padarėm dvi eilutes. Pirkimą išskaidėme štai va šitą, kur buvo. Na ir dabar paspaudžiam perskaičiuoti sandėlį, jisai perskaičiavo.
Ir tada matom, kad šitas skaičius jau gerai, visi skaičiai gerai. Ir tokiu atveju dabar uždarome ir vėl atitaisymą sandėlį vėl atidarom, kad visi filtrai ir rūšiavimai pasinaikintų, tada liktų, reiškiasi, kaip tik atsidarom ir pažiūrim, pasikrinam. Taip, sąskaita, šitie pirminiai dokumentai 24, matom, kad yra ir likęs kiekis, viskas gerai. Ir tai yra padaryta yra nauja pirkimo eilutė, kuri sumuojant, sakykime, už pirmą mėnesį pirkimas bus tas, kur buvo, jis yra 0,34, čia buvo 1142. Kainos, viskas gerai. Ir matom, turėtų būti jau klaidų nebebūti toliau. Uždarom šitą formą uždarom. Ir tada šitą uždarom. Ir paspaudžiam kiekių kontrolį dar kartą. Dabar patikrinam, ar mes viską teisingai padarėm. Matom, skirtumas yra 0. Reiškiasi, visos prekės yra iš pirminių dokumentų teisingai spindėtos sandėlio lentelėje. Tada galėsim imti visas ataskaitas ir visą kitą. Tai tiek, dėkui už dėmesį.